Koks tikslas buvo tuos pinigus išsiemant vidutiniškai gražą kažkokią uždirbti? Na ir aišku, kalbėti reikia ir apie rizikas, ar įsivertinai, kokios tos rizikos gali būti. Aš kiekvieną mėnesį pervedu į tuos 3 skirtingus fondus, aš kaip sakau, tos pinigus palaidoju. Gerai, jeigu gausis, bet aš nesu ta, kuri kiekvieną dieną prisijungia ir žiūri, ar kilo, ar kito, dėl to aš miegu ganėtinai ramiai. Tai nėra labai didžiulės sumos, kurios vėlgi paveikia mano kasdienybę. Gerai, jeigu gausis, aš sakyčiau, kad tai galbūt bus mano ateityje pensija, kuri turės labai gerus dividendus. Taip ir reikia daryti, padėti pinigus ir pamiršti apie juos. Ir nėra tai, kad pinigai kažkur tai po lovą, kurie vienaip ar kitaip nuvertės. Jeigu taip žiūrint 10-20 metų perspektyvą, tai tiesiog pinigai uždirba pinigus. Man labai patinka.